Nu va, atvariau sodybą, paskirti grybų priaugo nemažai čia. Nemažai? Jo. Augo. Čia va priaugo. Aišku, ne visi rastai auga, bet auga kai kurie. Čia va, tokių didesnių biškų priaugo, ir buvo. Tai va, ištrauksiu šituos paskutinius, užmirkti. 3 dienas jau. Nuskinu grybus. Jo. Ir eisiu tvarkyti braškių tuos šiltnamius, nes tenai daug išmirė šiemet braškių. Nėra kad tikslo ten tos tuščius maišus laistyti. Tai tuščius mesiu, nežinau, kas čia su jais darysiu, gal da kažką galvoju tos tuščius susadyti. Kokį kitas, net nežinau dar, vienu žodžiu. Einu dabar su grybais sutvarkyti. Tiek va, pavyko priskinti dabar. Dar kiti mažiukai dar paauginti. Dieną 2. Tai va, einu dabar traukti tuos. Nežinau, čia troso nebeužtenka. Bet sumesiu gal laikinai irgi va čia taip. Kaip šituos. Paskui reiks galvoti, čia turbūt dar trosą kažkokį ištempti papildomą. Ar tą baseiną gal patraukti, čia va dadėti. Nu kažką. Šiandieną tai iškrausiu ir čia padėsiu. Laikinai va taip sudėjau. Dabar išlaistau. Gerai prilaistysiu. Iškart pajungiu, tada leidžiu. Laistau, reiks išvalyti visą baseiną čia. Tada va pajungiu laistyti. Eidu per tą laiką šiltnamis. Braškių tvarkyti. Nu, planas toks. Šitos visus, kur negyvi, pjaunu juostą. Dedu ant žemės dabar. Ir visi tie, kur gyvi, stumiu. Nežinau, ar čia ir vidury vidury palikti savarį. Visą stumti tą kraštą reiks. Ir ką perdešti iš čia. Nu čia šitam da gal kokie 20% gyvybės ir yra. Anam tai ten išvis ragas, ten išadau gal da kokį 10-20 maišų parnešiu. Ir viską vienam šitam paliksiu. O čia, nežinau, galvoju tos senus maišus bandyti gal čia kažkokį, nu kažką įkišti, kažkokias sėklas. Šitų žemių yra kažkas, kas nelabai reiklus. Šitų ten kažkokių arbūzų, tų ne arbūzų, arbūzas tai sadinsiu žemėj. Tie lietuviški moliukai ar kokie tenai, tos kabačiokai, tie kaip jie ten vadinasi, cukinijos. Ar tų kažkokių, kažkaip be naudos laikyti visiškai nesinoriu, bet nežinau, ką čia padaryti gudriau. Nu kažką dabar tvarkyti čia reikia.
Nu, prarušiavau aš. Tas šiltabis atraukšta, tai čia biškį yra palikau. Jis ten iš vis gyvybės nėra, tai tegu sudžiūda, tad nukelsi, nes dabar kai kurie sunkus maišai. Tai va, priekis realiai šits vapšė numyręs. Vidurys, na, anas galas, nuo galo biškį. Irgi nusirušiavo. Tai dabar tas 2 eilės va noriu. Ta kraštą sukraut ir to, nu žiūrėsim, kiek čia tilps. Ar čia susirašiuos viskas turėtų šiaip sutilpti, viskas sukraudu. Ir viskas, ir išvedžioju per naują laistabą. Tai pažiūrėsim, jeigu dar čia vietos truks, liks, tai va tokios, kad čia po kelis tokius da išlidusi sudės. Tai aš jau juos palikau kai kurios, o tokios, čia jau tokie va dususi žydį, bet žiūrėsim, kaip čia su vieta. Ir čia realiai krūmai va kokie turi būti. Nu, tokie, a ne, suskiai. Nu, bet yra kaip yra. Nors kelias braškis nesiskint, kad būtų. Tai einu žaist toliau. Nu va, 5 eilės padariau iš visų. Tai realiai gyvų tai gal 3 kokias. Tokių jau normaliai pusiau gyvų. Dar 2 tokios sulipdytos. Pusiau tai va, viduriai tai gyvesni. Tai jie ten ir neliesti. Beveik, paskui čia sunešiota išrinkta. Ką gyvesnė, kad dar. Aš 2 aukštas tai ten paliktas. Nebebus laistovas, tai va. Visą dieną vakars atėjau, šią po 6:30. Tai 2 čia dar dirbam. Kol išvedžiojo tavo per naują tavo laistabą visą. Šlagą, tai čia didžiausias vargas ir buvo. Nu. Tai va, palaistau dar visus ir namo. Nu, gavau arbūzų sėklas. Tai va, bandysiu dabar biškį sudaiginti. Čia 2-3 dienas, kaip sakė, reikia. Ir paskui litrinis vazonas. Tai va, 3 veislės. Reikia čia Odisėjai. Crimson robų kažkoks. Ir Daytona F2. F1, nelabai žinau, bet čia reiks eiti paskui pasiskaityti. Tai va, visiems 3 čia po atskirą, kad nesumaišyti, sudėsiu. Čia biškį užkasu, sudrėkidu. Tada va, tokią kaip šiltnamiuką padarau, kad pradėtų vos skalti sėklos. Ir paskui šiltnamy jau vazonai paruošti. Dėsi iš karto į litrinius vazonus, nes taip arbūzai nemėgsta persodinimo. Tai iš karto jau ten kaip išaugs ir tad balandžio gale, gegužę gal į žemės reikės kišti. Tai einu suruošti dabar. Nu va tai va padariau. Čia pripurškiau. Veislės, o šitą parašyta vėlyva, kad nežinau, kada čia tą vėlyvą reiks pasiaiškyti. Tai va dabar 2-3 dienas palaikysiu čia, visvada pakėlęs pusių. Ir pradės kaltis jau iš tų sėklų, matysis. Tada į vazonus. Tai va, lauksim. Lėkiu į sodybą. Čia tiem arbūzam prasidaigino jau tiek kažkiek sėklas, tai va, reikia nuvežti. Zonai suruošti ten jau. Ir rytoj susodinti vazonėlius. Nu ir čia, ką žinau, kas čia dabar
savaitės, kiek jie ten paus, gal ilgiau, gal ir mėnesį, žiūrėsim čia tai orai, kad nebebūtų jau šalčių jokių. Ir paskui sodint reikės tuos visus. Tai va, toks šiandien planas, dar susikraut rastelių. Irgi reiks rytoj pravažiuoti čia maršrutą tokį nemažą, ten keletą žmonių nuvežti link Alytaus. Tai irgi toj kelionė laukia nemaža. Šitakį pažiūrėtų, apsipjausti, dar kažką. Dar gal kažkokių darbų. Čia nefilmavau jau 4 dienas, nes niekai buvo tokia biškį depresija, apėmus mokesčiai atėjo susimokėti iš praeitus metus, tad visi PSD, VSD, pelno mokesčiai, PVM-ai ir visus nesąmonės, tai taip net nuotaikos nebuvo niekada daryti visiškai. Galvoju, net nes jau parduoti viską noris netgi. Darai atrodo, lemba, paskui susimokėti tos mokesčius ir ką uždirbi, vėl atgal sukiši, naudos jokios. Žiūrėsim, kas čia bus dar, kažkaip bandysiu dar tempti. Nes planų tai yra nemažų, čia su viską padaryti, bet kad visur tie pinigai. Tai va, lėkiu dabar darbuotis. Nu šitakį va lietaus pabuvo, pramušė naujų čia nemažai visokių lenda. Praėjau čia biškį. Tai ne visur va, kai kurie pramušė. Pasiėmiau dėžę. Va, yra tokių didelių. Čia kas plemba. Trebulė, man atrodo, ar kas dabar pirmiausia. Nebeatsimenu. Uosis jau čia, nu, pabandymą keli buvo vienas. Ta, kits tiek. Tai va, čia pramušiu nemažai. Čia iš visų šitos visus dabar išskinsim didžiosius. Nu va, tiek pririnkau. Nežinau, kiek čia bus. 1,5 gal kilogramų. Daugiau kažin, iki 2 maksimum. Lengvi tie grybai. Prasiskynę dar palikau, nemažai, dar čia kalas mažiuk. Bet jau tieko kalas jie. Nu va, žemės arbūzom paruoštos. Čia biški trūko ozonų tūtai. Abraškių superlytų keletą ozonų. O čia tie va daigai, kurios va jau pralindė. Čia jas per giliai aš skišau. Pralindė, reikės iš rankė dabar sukišti tos ozonus. Ir paskui į aną kraštą ten dėti. Būna, laukia savo laiko, kol sadinsiu. Čia tų šalnų biški buvo naktim, bet šitai liktai gražus, nepašalė. Nu, tai pradėjau kelionę su rasteliais. Pas pirmą žmogų sustojau čia. Koks čia dabar tas rajonas? Šio raidės man buvo strigo. Jonavos. Čia toks maršrutas laukia. Jonavos, čia dabar leido Kauno rajonas. Čia Išdaugaus rajonas, Lazdijų rajonas, link Alytaus,
tada Varėnos ir link Vilniaus planta grįžti, nes šiandien vienu žodžiu, rodo 9 valandas maršrutas, tai čia kokie 11-12 bus. Tai ant nakties grįžimus laukia. Čia tokie pavieniai, nu bet jau viskas čia pabaiga pas mane. O šitas maršrutas, tada vienas link Šiaulių galo, ten mažiukas laukia. Baigsis vežiojimai. Paskui nebent ten kažkas kažkur po vieną kitą užsisakys. Pagrindiniai išvežioti jau kažkaip žiemą užsisakė. Pavasarį anksti. Tai va, lėkiau. Nu, įsimėčiau pusę beveik. Alytuj dabar stoju papietaut rapą vegetarišką. Čia dabar kiek pagal gaunas, nežiūrėjau, 3,28, bendra 6,12, nu tai va, duos čia 1, 2, 3 dar sustojimai. Namo užvalgau ir kelią toliau. Tai va, jau plente iš Vilniaus, atsidaviau paskutiniam žmogui, lėkiu į Panevėžį. Nu, 6:30 jau, tai iki Panevėžio 1,5 valandos, grįžtant 8. 12 valandų gausis darbo dieną, normaliai. Tai vėl statyba. Gal dar paskutinį reisą čia padarysiu Šiaulių pusę. Gal rytoj, gal poryt, nežinau, čia dienų reikės. Ir bus tiek jau suvažinėjimas baigta. Tai va, štai šiam kartui tiek tada, kas pažiūrėti iki galo. Prenumeruokit, kas neprenumeruoja kanalą. Spauskit like. Parašykit komentarą. Ir iki, sutiksim už savaitės kažką.